Brangieji, štai rimta ir tikrai stiprias pasiekmes lemianti problema. Taigi, štai kokias pasiekmes gali lemt tai, kad žmonės nepagalvoja sudaryti sutarčių, nepagalvoja, kaip pasikonsultuoti, pasirinkti rimtas technologijas. Ir štai, e, ekspertai LT puslapyje žmonės kreipiasi ir ieško, šaukėsi tiesiog pagalbos šauksmas ir kreipiasi dėl to, kad tarp oro tarpe, tarp blokelių ir gipso buvo įpurkštas putos oro tarpų šiltinimui. Ir po kelių dienų pradėjo tiesiog spaust gerklę, pradėjo graužt viską ir, nu ką, jie išsikvietė tą įmonę, kuri tai padarė, ji nulupo gipsą visą iš vidaus apdailą ir išėmė tas putas, tačiau kvapas nepradingo. Ir visą tai turbūt įsigėrė į blokelius ir sako, ir ozonavom, ir vėdinom, ir šildėm, ir ką tik nori, niekas nepadeda. Ir tiesiog pagalbos šauksmas, ką mums dabar daryti. Iš tikrųjų, kas tai per dalykas galėjo būti? Oro tarpams skirtos medžiagos yra daromos iš aminoplasto dervų ir skiedžiant jas ir atitinkamai dedant stabilizatorius ir gaminant putas, kurios nesiplečia, o tiesiog sustingsta ir stovi sienoje. Tačiau, kada atsirado rinka štai šitų paslaugų ir oro tarpų namuose tikrai dažnai būna, ir rinka nemaža buvo, tai kažkur prieš 30 metų beveik, kada prasidėjo visas šitas dalykas, tada, kai atsirado didelė paklausa, tada į rinką buvo pradėta tempt labai įvairias medžiagas ir netgi buvo naudojama iš tarybinių laikų technologija, vadinama mipora, kur nebuvo gerai stabilizuota formaldehidai toje medžiagoje. Ir ta medžiaga labai skleidė stiprų ir aštrų erzinantį kvapą ir graužė gerklę, graužė nosį ir nuolatos dūlėjo jinai ir vienas komponentas visą laiką garavo, tai yra būtent formaldehidų prisotinti garai. Man teko susidurti su tuo, kada žmogus užsipurškė palėpę ant perdangos pilnai ir į palėpę nebuvo įmanoma įeiti, tai ten tik atidariau liuką, tai kirto taip, kad ujujui. Todėl tikrai šitą pamoką reikia vieną kartą įsisąmoninti. Aš nuolatos kalbu, tikrinkit dokumentus, sudarinėkit sutartis. Sutartyje turi būti atsakomybės punktas, kas už ką atsako, kokios pasiekmės ir taip toliau. Tai labai svarbu. Todėl, kada žmonės šitai padaro, dabar kas ten įvyko, greičiausiai tai yra sena technologija, kuri gamina nestabilizuotą putą. Tai reiškia, kad putos, kurios pagamintos, juose nesurištas formaldehidas. Ir formaldehidai išsiskirdami, jie skiria labai aštrų ir erzinantį kvapą. Ir tuose patalpose tiesiog neįmanoma būti, neįmanoma kvėpuoti, plus tai labai nuodinga. Todėl žmonės turi bėdos ir greičiausiai į blokelius yra įsigėrę, kadangi tai yra skysti tirpalai. Tos putos, kada jos išputinamos, jos yra kaip skystos, minkštos, baltos putos ir juose yra labai daug drėgmės ir va tame skystėje, toje drėgmėje greičiausiai, kad yra nesurišti formaldehidai ir jeigu tai įsigėrė į sienų blokelius, kada tai išsivėdins ar išvis išsivėdins, pasakyti tikrai sunku ir aš abejoju, kad iš vis tokiam name bus įmanoma gyventi. Taip, tai yra labai skaudu. Tai yra tiesiog, nu ką, namas niekur dedamas visiškai dabar. Tai įsivaizduojat, kokį žmogus norėjo sutaupyti. Jis nedarė sutarties, jis nepasidomėjo, kokios medžiagos bus naudojamos, nepasidomėjo ekologiniais sertifikatais ir taip toliau, ir tiesiog pigiai ir greitai. Ir štai turi rezultatus. Tai va tokia trumpa pamoka, brangieji. Jeigu jau nelabai žinot, kaip patikrint, konsultuokitės.
Tiesiog kreipkitės į specialistus. Aš dažnai labai konsultuoju žmonės apie tai, kokią technologiją pasirinkti, pakomentuoju pasiūlymus rangovų, kadangi dirbu virš 30 metų šitoje srityje ir susidūrė su labai daug rangovų, su labai daug medžiagų ir daug maž žinau, kas kokias pasiekmes gali duoti jums. Todėl nuoširdžiai sakau, nepasitikėkit aklai, nepasitikėkit žodžiais. Žodžių prie bylos nepririšit, taip sakoma yra teisinėje praktikoje, ar ne? Bet vis tik galbūt čia ne tai, kad bylinėtis reikia, bet tikrai užsitikrint tas nors kažkokias minimales garantijas, kad tai būtų sutartis, kad būtų atsakomybė, kad būtų garantija kažkokia tai, galų gale garantiniai sertifikatai ir taip toliau. Visą tai būtina užsitikrint, nes dabar, nu ką dabar žmogui daryti, ką jam gali patart. Tiesiog padarė žmogus klaidą, kuri labai brangiai jam kainuos. Ir dar brangiau kainuos, jeigu žmogus bandys gyventi tokiame name. Tai yra, nu, sveikata yra brangiausiai, ką turim ko gero. Todėl jau, sakyčiau, nerizikuokit. Tai štai tokia pamoka, dar kartą, koks mano patarimas. Kada jūs darot sutartį, sakykime, rangai kažkokiai tai statybos, nu, kadangi mano sritis yra šiltinimas, šilumos išsaugojimas pastatuose, va šitoje srityje kažkas jums darys kažkokius darbus, pirmas dalykas, tikėkit ne kalbomis, kurias kalba rangovai, o tikėkit dokumentais. Jeigu rangovo kalbos paremtos dokumentais, tai jau galima sakyti, jau einama į rimtąją pusę. Ir pasitikrinkit savybės, kokių jums reikia. Jeigu norit ekologiškumo, jeigu norit sandarumo, žiūrėkit į savybės, ar laidumas orui yra, ar ekologiniai sertifikatai yra, ar drėgmės ten neįgeria per daug. Visi tie dalykai turi būti medžiagų savybių tyrimų protokole. Jeigu šitokio protokolo jums nerodo, nematot, apsisukit ir ieškokit kažko kito. Tai mano jums nuoširdus patarimas. Nu kągi, geriau mokytis iš svetimų klaidų negu iš savų, ar ne? Nors tikrai nelinkiu jums iš vis susidurt su tokiom klaidom. Ačiū jums, kad tai išgirdot. Aš linkiu jums racionalių sprendimų ir ekonomiškų rezultatų.